Studentai išlaikė egzaminus, baigėsi sesija ir nusprendė visi grupiokai nuvažiuoti į Palangą. Nuėjo prie jūros, į pležą, jau karštą, nusprendė eit maudytis. Aš staiga viena studentė sako, žinot, aš nemoku plaukti, aš neisiu. Kaip tu, Birutė, taigi tu pati iš Palangos ir nemoki plaukti? Nesąmonė kažkokia. Gerai, broniau. O tu iš Karmėlavos ir nemoki skraidyti, nors esi cepelinas. Na, ar žinote, kam sekasi? Aš manau, kad visi žinote. Čia tas pats kaip vieni neskęsta, kitiems sekasi, bet aš vis tiek pasakysiu. Įsijungiau vieną dieną durnių. Vaikštau vieną dieną, gerai. Antrą dieną, gerai. Savaitę vaikštau, žiūriu, gyvenimas pradėjo taisytis, sektis pradėjo. Rudenį balotiruojuos į Seimą. Kalbasi dvi blondinės. Viena sako, ai, tu žinai, Angelė, kas atsitiko? Nu. Suprantigi, prieš savaitę dingo mano katinas. Nerandu. O po 4 dienų aš jį pamatau lauke. Gatvėj, parsinešu namo, o vakar, įsivaizduoji, grįžta mano katinas. Ir dabar turiu 2 vienodus katinus. Antra sako, o tu įsivaizduoji, koks tam katinui sukrėtimas. Grįžta namo, o jis namie. Kai pagalvoji, pas mus visi rašytojai. Rašytojas rašo, mokinys nusirašo, direktorius pasirašo, gydytojas išrašo, tardytojas užrašo, policininkas išrašo, pasivėja ir dar išrašo, antstolis aprašo, naujas darbuotojas prisirašo, gaunasi kažkokią tai parašą, atsiprašant. Jei priims įstatymą, kad alkoholį galėsime pirkti tik pateikę pasą, tuomet pirksime taip. Ateina pilietis į parduotuvę, sako, man prašau alaus. Pardavėjas sako, o pasą turit? Pirkėjas sako, ne, neturiu. Pardavėjas sako, pamiršk mane. Pirkėjas sako, svajota ir mylėta. Supratau, kiek alaus ir kokio?